Brangieji, dabar kreipiuosi į visus, į vyrus, į moteris, į visus, kurie tiesiog žiūrėsit ar kažkam nusiųsit artimam. Gyvenime turėjau daug kilimų, kritimų ir tas mano gyvenimo suvokimas, jis atėjo per mano pačios patirtis. Labiausiai, aišku, mus visus jaudina pinigai. Ir mokantis, klausantis įvairių lektorių paskaitų, skaitant knygas apie pinigus. Na, kodėlgi taip? Čia sekasi, tu turi daug, viskas tau labai gerai ir staiga, kritimas. Ir didelis kritimas. Ir tas kritimas, jis ateina visiškai nelauktai. Tu pradžioj net nepastebi, tu tik bandai tą rezultatą savo, kaip čia pasakyti, savo tą rezultatą, tai, kas vyksta, tu bandai tik pagauti. Dar iš pradžių tu visiškai nesupranti, kad tu jau skrendi žemyn. Ir tu tik gaudai ir pirmiausia, ką gaudai, čia kažkur atsirado skola, čia kažkas netaip paėjo, čia kažkur kažkas vėl įvyko tokių daugybė smulkių įvykių, kurie būna susėti su pinigais. Ir jei pas jūs gyvenime taip yra, atkreipkite tai dėmesį. Galbūt jūs jau lekiat nuo kalnų kaip ta maža gniūžtė. Pradžiai jinai būna mažutė, o paskui įsisuka į labai didelį kamuolį, kuris gali net sugriauti namus, šeimas, verslus ir visa kita. Bet kadagi atsirado ta gniūžtė? Iš mano asmeninės patirties, ji pas mane viduje atsirado plius minus 5 metai iki didžiosios griūties. Tada, kai aš pasijaučiau neverta pinigų. Iš tiesų mes galvojame apie pinigus, kad pinigai. Bet mes viduje gaunam pinigų tiek, kiek mes turim vertės jiems ir kaip mūsų kūnas priima juos, kokia talpa mūsų kūno pinigams. Ir jeigu jūs šiandieną pradėjote sirgti, tai pirmas įspėjimas, kad kažkas vyks jūsų gyvenime, kūnas priešinasi pinigams. Kūnas skaito, kad pinigai yra blogis, nes aš taip buvau pradėjus galvoti, kad pinigai tai yra mano nuovargis per pinigus, mano nebuvimas su šeima per pinigus, nes būtent pinigus reikia uždirbti, kad tu turėtum tai, ką tu šiandieną turi. Ir mano kūnas pradėjo priešintis, jis pradėjo atstumti pinigus, nes tai didžiausias nuodas man asmeniškai. Tai jeigu kalbant apie pinigus, viduje turi būti pastatymas, aš kalbėsiu pastatymas, bet būtent mintis apie daiktą, kurį tu nori įsigyti, bet ne apie pačius pinigus, nes kūnas galvoja, kad visos nelaimės pas tave yra dėl pinigų ir jis nepriima jų, jis priešinasi jiems, jis jų net nenori įsileisti, nei į mažytę savo kūno dalį, nes tavo viduje yra visos nelaimės per pinigus, tokia nuostata. Nors tu gali afirmaciją sakyti, ne, man pinigai faina, aš už juos galiu nupirkti, bet kokia vidinė energija. Ir jei vidinė energija yra būtent apie tai, kad aš priešinuosi pinigams, tau iki tavęs jie neateis. Man reikėjo laiko, kad aš tai suprasčiau, bet aš jums tai tą savo pamastymą, tą mintį tiesiog siunčiu iš didelės meilės. Ir pakeisti tai nėra paprasta. Pakeisti reikia jėgos ir reikia supratimo, kaip tai pakeisti. Toks paprastas patarimas. Galvokit apie daiktus, kuriuos norite įsigyti. Namus, mašinas, verslus sukurti. Būtent apie daiktus, konkrečius daiktus. Lai jie jums būna priešai, bet ne patys pinigai. Tada patys pinigai tiem daiktam pirkti ateis daug lengviau. Ir vidinės vertės kelimas, bet ne ego kelimas. Aš, mano, man. Va čia yra skirtumas. Ir jeigu šitą skirtumą savį suprasit, atrasit, jums pradės labai stipriai sektis. Su jumis Eligija ir skaičių magija.
paspauskit patiktuką, jei tai jums buvo naudinga, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šį video. Ir tada YouTube kanalas šį video pakels aukščiau. Dėkoju, kad jūs esate.